Labas. Ko gero žinojai, kad dirbtinis intelektas geba kurti paveikslėlius. Šiandien parodysiu keletą iš tikrųjų įspūdingų užklausų, kuriamis pasidalinsiu pono Obolio Facebook kanale. Galėsite išbandyti ir patys visas tas užklausas, kurias naudosiu šiandien. Ir gale video parodysiu, kaip su ChatGPT, tiksliau DALL-E, padaryti consistent character. Tai reiškia, kai sugeneruojate kažkokį personažą ir išlaikote vientisumą. Paliekate tą patį personažą, tačiau skirtingais rūbais, skirtingose scenose ir panašiai. Tai jeigu įdomu sužinoti, kaip galima kurti tokius paveikslėlius, žiūrėkite video iki galo. O šį video pradėsiu štai nuo tokios užklausos. Sukurk Europos miestų pakrantės vaizdą. Pirmoje plane eilė spalvingų skirtingų architektūros stiliaus pastatų ir taip toliau. Visą tai matote ekrane. Jeigu ekrane nematote, būtinai užeikite į pono Obolio Facebook puslapį, kuriame pasidalinsiu visomis užklausomis, kurias naudosiu šiame video. Taigi pasižiūrim, ką ChatGPT sukurs. Kaip matote, pačiam gale užklausos aš rašau AR 16:9. Tai tam, kad gautųsi formatas, 16:9. Ir štai, pažiūrėkite, pateikus pilną išsamią užklausą, gauname štai tokį rezultatą. Matosi šiek tiek klaidų, bet visumoje yra įspūdinga. Tai čia turime mygtuką, kuriame galima pažymėti mum nepatikusias vietas. Tai tarkim, yra kažkokių klaidelių čia, kažkokių klaidelių matosi čia. Pažiūrėkime, ar dar yra kažkur. Čia galima prigeneruoti būtų. Čia gal šiek tiek. Ir štai, tiesiog apačioje įrašykime ištaisyk šias klaidas. Mes tiesiog pažymėjome, DALL-E vėl iš naujo perskaitys mūsų užklausą, pasižiūrėsi savo darbą, palygins jį su milijonais kitų paveikslėlių, pažiūrės, kaip turi būti, iš ko DALL-E ir išmoko piešti, ir pabandys sutvarkyti šį paveikslėlį, pažiūrėsim, kaip jam pavyks. Štai, žymėjome berot šitą, čia ir kažkur dar net nepamenu. Tai, manau, kad šiek tiek patvarkė, atrodo namai simetriški ir štai toks labai įdomus paveikslėlis, nes čia susilieja, sakyčiau, skandinaviškas su germanišku stilium. Toks labai įdomus prieskonis ir man asmeniškai tikrai patinka šis paveikslėlis. Taigi, dauguma žmonių nori generuoti paveikslėlius, nenori jų pirkti, jeigu naudoja kažkokiam projektam ar tiesiog šiaip pramogai. Tai ChatGPT iš tikrųjų labai geras įrankis ir prideda labai daug vertės, nes siūlo tikrai įspūdingą paveikslėlių generatorių, kaip štai matom DALL-E. Ir tai iš tikrųjų sprendžia tam tikras problemas, nes jūs gaunate greitą rezultatą, nereikia jokių specialių įgūdžių, nes užklausų galite rasti tiek internete, tiek pono Obolio Facebook puslapį arba YouTube kanale. Labai plačias pritaikymo galimybės ir, ypatingai lengva eksperimentuoti, nes pasiėmę visas šias užklausas, jūs galėsite jas pakeisti, pritaikyti pagal savo skonį ir, sukurti absoliučiai kažką naują. Pabandysim štai dar vieną užklausą. Tai futuristinės moters, kurios veidas primena skystą metalinį sidabrą, portretas stambiu planu. Tiesa, šiam paveikslėliui nepridėjau AR 16:9, todėl jį sugeneravo, kvadratinį. Ir pasižiūrėkime iš arti, kokios detalės, manau, yra absoliučiai įspūdinga, praktiškai be jokių klaidų, apart gal šitų lašelių, kuriuos mes irgi galim pasižymėti ir paprašyti DALL-E, kad ištaisyk šias klaidas. Štai taip paprastai pažymim ir net mums nereikia aiškinti DALL-E, nereikia aiškinti ChatGPT, ką reikia ištaisyti. Jisai, kaip ir minėjau, pats pasižiūri ir problemas sutvarko taip paprastai. Štai, DALL-E pagudravo, tiesiog visiškai panaikino lašelius. Sako, jeigu tau nepatinka, tai reiškia, nereikia. Taigi, šią užklausą taip pat pasidalinsiu, kaip ir prieš tai buvusio miesto. Štai dar viena užklausa, įnoringa nuotrauka 3D, kur matysis porelė miške. Ir kol ją generuos, šiek tiek paaiškinsiu, kaip DALL-E generuoja paveikslėlius. Tai tuo momentu, kai mes įvedame tekstą į DALL-E, DALL-E išanalizuoja tūkstančius, tiksliau milijonus, o dar tiksliau, ko gero milijardus
skirtingų paveikslėlių, supranta kontekstą ir stilių, nes turi galimybę palyginti su didžiulė duomenų baze jau sukurtų paveikslėlių, tiek nuotraukų, tiek piešinių, tiek Photoshopo darbų ir panašiai. Ir remiantis visą tą medžiagą, sugeneruoja visiškai unikalų paveikslėlį. Kai sugeneruojate paveikslėlį, antro tokio niekas nebesugeneruos. Netgi naudojant su Midjourney, jeigu kas naudojat, ten yra galimybė pasilikti seed, tai netgi su seed pagalba jūs negalite sugeneruoti identiško paveikslėlio. Tai kiekvienas paveikslėlis, kurį jūs generuojate, yra vienintelis toks pasaulyje. Niekas iki tol nesugeneravo tokio ir abejotina, ar kada nors sugeneruos lygiai tokį pat. Štai pagal mūsų užklausą gavome štai tokį įspūdingą paveikslėlį. Man užklausa ypatingai patiko, todėl nusprendžiau ją pasidalinti su jumis, filmuojant šį video. Čia galėsite eksperimentuoti, nes, kaip žinote, dalį puikiai susitvarko ir su tekstu. Tai galite pridėti savo mylimojo ar mylimosios vardą, išraižyti kažkur ant medžio, ar, čia jau jūsų fantazija, kaip panaudosite šias užklausas. Štai dar viena užklausa ir kol generuojamas paveikslėlis, papasakosiu svarbiausius aspektus, kurie reikalingi patiems susikurti tokias užklausas. Jūs visada turite tiksliai aprašyti, ką norite paveikslėlį matyti. Tuomet dirbtinis intelektas galės pristaikyti prie jūsų pageidavimų ir labai svarbu detalių specifikacija. Visi kažkokie elementai, kaip matote ekrane, tamsaus surrealizmo elementai, su įspūdingų ryškių spalvų ir atšiaurių tekstūrų derinių, visą tai turite papasakoti. Tai iš tikrųjų užklausų inžinerija yra savotiškas menas. Paveikslėlius generuoja dirbtinis intelektas, tačiau jūs turite sugeneruoti užklausą, promptą, tam, kad paaiškintumėte dalį šiuo atveju tiksliai, ko norite. Kartais štai nutinka tokie dalykai, nepavyko sukurti prašytą vaizdą dėl tam tikrų generavimo problemų. Tai nėra didelė bėda, nes mes galim pabandyti iš naujo, kadangi mūsų užklausa yra tikrai labai sudėtinga, pamatysite paveikslėlį. Štai, iš antrą kartą pavyko padaryti, tai yra daug reikalų čia, ar ne, ir susipynė stiliai, ir labai norėjau parodyti šitą užklausą ir rezultatą, kas gaunasi, tai yra ir menas, ir chaosas viename, ir fantazija, ir surrealizmas. Tiesiog parašykite komentaruose, ką manote apie iki šiol mano generuotus paveikslėlius, ką manote apie šias išsames užklausas ir, gautus rezultatus su DALL-E. Kad įtikinčiau jūs, kad su DALL-E įmanoma sugeneruoti praktiškai viską, teisingai paklausus, teisingai suformulavus užklausą, štai pateikiu tokį promptą ir pažiūrėkite rezultatą. Tai yra arklys, lyginantis savo apsiaustą, savo rūbą, užsivilkęs maikutę, ir jūsų užklausų dėka galite padaryti absoliučiai bet ką. Galite net gerklį pakeisti šukuosiną, kad jisai būtų pankas ar ilgaplaukis, ar šukuosinos kaip ponas Obuolys. Tai vėl, aš kai atradau šią užklausą, mane jį iš tikrųjų prajuokino, pralinksmino, pažiūrėkite rankas kokios. Čia jau nebe kanopas, jau arklio rankos. Ir, visos užklausas tai yra tiesiog fantazijos vaisius. Man šis yra iš tikrųjų įspūdingas. Dar gal po kelių generacijų susigeneruočiau savo didelės raiškos paveikslėlį ir visai iš tikrųjų norėčiau tokio paveikslo kažkur ant sienos. Nes, sutikit, atrodo tikrai įspūdingai, nekasdieniškai, neįprastai ir labai unikaliai. Dar kartą priminsiu, kad visas užklausas, kurias naudoju šiandien, jūs galite matyti arba ekrane, arba pasidalinsiu pono Obuolio puslapyje. Ir jūs galėsite išsikopijuoti, pasikoreguoti pagal savo skonį ir generuoti panašius paveikslėlius, kaip generuoju aš. Tiesa, vos nepamiršau paminėti, kad DALL-E puikiai susitvarko ir su tekstu. Galite generuoti
anglišką tekstą, lietuviškų raidžių jisai nemėgsta. Štai pabandysim sugeneruoti tikrovišką kalėdų sceną su kalėdų seneliu ir užrašu ponas Obuolys. Pažiūrėsim, kaip dalį tai pavyks. Na, kai matom, pavyko, tik tai mano prašyta vėliava nėra lietuviška. Tai šiokia tokia bėdelė, kurią galime ištaisyti, kaip prieš tai rodžiau, su šiuo mygtuku ir įrašysiu tiesiog lietuvišką vėliavą ir tikėsiuos, kad dalį tai supras ir pakoreguos. Bet kuriuo atveju šie paveikslėliai tikrai gali būti naudojami kalėdiniam atvirukam daryti, tokie visai custom, taikyti jūsų artimiesiam, jūsų galbūt kolegom, antrosiam pusėm ir panašiai. Su daly tikrai, kaip matote, galite sugeneruoti labai gražius atvirukus. Juos atspausdinti ir, atrodys tikrai unikaliai ir tai nebus vadinama štampovkė. Daly šį kartą atsisakė pakoreguoti, vėliavą nuėmė visiškai. Kartais taip nutinka, nereikia pergyventi. Visada galite vėl piešti, vėl prašyti. Šį kartą mes neužtruksim ties to momentu, bet tiesiog žinokite, kad kartais daly mėgsta pasispirioti ir tam, kad išgauti norimą rezultatą, reikia kelių iteracijų. Tai kelių bandymų, pataisimų, paaiškinimų daly, kurisai klysta. Video pradžioje minėjau, kad pamokysiu jūs kurti consistent characters, kas reiškia nuoseklūs personažai. Ir kaip padaryti tai, parodysiu būtent dabar, ką jums reikia padaryti. Kaip matote, užklausoje Tomas yra 6 metų animacinis berniukas dėvintis, mes suteikiam savo personažui vardą. Tarkim, su Midjourney ten reikia žaisti su Seed. Daly tokių dalykų kaip Seed nėra, todėl mes savo personažus tiesiog pavadiname. Štai sugeneruokime kaip pavyzdys Tomą 6 metų animacinį berniuką dėvinti mėlynus marškinėlius ir juodas sportinės kelnes. Mes aprašom tiksliai, kaip norim, kad atrodytų mūsų Tomas ir žiūrėkim rezultatą. Štai matom mūsų animacinį Tomą, išsididinkim šiek tiek paveikslėlį, čia yra šiek tiek akis pabėgus, vėl mes galime ištaisyti tai ir yra 2 variantai. Arba mes galim piešti tiesiog su papildomu įrankiu pasižymėję kažkokius dalykus, ar ne čia nupieš kokią kalėdų tarkim ar kalėdų senelį, arba mes galime tiesiog čia įkopijuoti, tiksliau pakeisiu užklausą, kaip matote, panaudoju tą patį vardą. Nupieš, kaip Tomas žaidžia futbolą. Tai daly jau turės atminti, kaip atrodo Tomas. Kaip matot, mėlyni marškinėliai, juodos sportinės kelnes, spurvatukai, jis yra animacinis ir klausim nupieš, kaip Tomas žaidžia futbolą. Ir žiūrėkim rezultatą, turėtum gauti labai panašų variantą, ką štai mes ir gavome. Lygiai tas pats berniukas, kuris buvo prieš tai, dabar jisai žaidžia futbolą. Matom ir kitus vaikus, ar ne? Ir galime eksperimentuoti, tarkim, Tomas valgo sriubą. Mums nereikia apibūdinti iš naujo Tomą, kadangi ChatGPT atsimena, kas yra Tomas. Ir štai turim tą patį personažą, kuris prieš tai žaidė futbolą ir dabar štai panašioj scenai valgo sriubą. Būtinai parašykite komentaruose, ar jums patiko šis video, ar išmokite kažką naujo. Jeigu išmokite, būtinai paspausite like. Galite užsiprenumeruoti kanalą, jeigu dar neprenumeruojate, nes čia yra daug puikių video, dar daug puikių video planuojasi ateityje. Ir kaip ir minėjau, visas šias užklausas jūs rasite Pono Obuolio Facebook puslapyje. Tiesa, tam, kad pamatytumėt video pirmieji, galite tapti Pono Obuolio YouTube klubo nariais arba paremti Pono Obuolį Patreon. Nuorodas taip pat rasite apačioje. Taigi šiandien video buvo tiek. Tikiuosi, kad suteikiau jums naudos. Iki sekančių video. Ate.